Nu, bičiuliai, Bonjour. bonjour. Eisim pailsėti. Grįžau namo. Ne namo, į viešbutį. Namo. Namo. A, Norėtume, ne. kaip fainai. Žodžiu, gerai padirbėjom dabar, eisim biškai pasipramogauti. Net nepastebėjau, kaip atvažiavau, atrašinėjau žinutės, bet kur mane atvežė. Va tenais. Šams sur Marne. Einam pažiūrėti. Tai va, kas man įsimintiniausia apie šią pilį, tai kad 18 amžiaus pradžioj pastatė šią pilį ne gynybai, ne kokiems nors svarbiems valstybės reikalams, o šį pilis pastatyti ir malonumams, ir pramogoms. Iš tikrųjų. Einam linksmins. Jo, šio pilį, kaip ir visas Antuanetės gyvenimas toks buvo malonumams skirtas. Ir buvo daug filmų nufilmuota, va kaip tik su Jo, Antuanete jo. paminėjai, tai irgi buvo vienas iš su Versaliu susijusių. 2006 metais, kur išleistas filmas, tai yra Antuanetės, tai būtent čia filmuotas buvo. Ir dar tas Versalio filmas. Versalio Irgi čia buvo filmuota. Žodžiu, dabar einam. Turėtų būti gražu ir viduje, ir laukia visur. Kas gerai, kad žiūrėkite vėl. Kiek matote žmonių yra? Nėra žmonių. Vienas žmogus buvo išėjęs, tai, vienas dar pareina dar. Viskas. Einam mes vieni. Visa pilis mūsų. Ir rūmus jau už vienai patys esame. Kaip mums seksis salai. Ir dabar eina Antuanetės antrą dalį serialo. Sekmadieniais per LRT 21 valandą atrodo. Tai vat būtent čia filmuota buvo. Kaip fainai, ne? Kaip bus dar filmų serialą žiūrėti. Na jo, čia. Wow, kokias valdas. Šitai. Tai čia sakai? Ne, čia ta, kur nelabai dailė. Liudviko brolio žmona. Filmuot? Geras. Čia žiūrim, daug kurie apsaugotas su stiklais, pavyzdžiui, duris. Jos atstok, Evido, kol sūgis parodys. Čia Evido ir duris. Dvigubai dės už Evido. Lūpas dar dvigubai. Jo, bet ir. Žiūrėkit, čia visos ekspozicijas apsaugotas. Ir visur su stiklais. Mes aišku, čia. Bet. Va, čia tie. Svarbiausia eksponatai po stiklų. Panašiai, komandą kažkada turėjusi. Pardaviau. Ja, einam žiūrėti. A commode at tombeau because when they build him like Egyptian tombs, and that the reason we name commode at tombeau. En français, je n'ai pas le dire en anglais. And this furniture is 200 years old? This Alors, furniture. furniture, this is the tapestry 300 years old. The tapestry was built in the beginning of 18th century. In the 18th century. And written the draw inside. These animals speak about the fable La Fontaine. And in France, the great writer, end of 17th century. And so, when they built this furniture, they represent the animals for les fables. I don't know the fable, La Fontaine. And in France, he write all the books every time. Here, only to spend your time after diner room is the other room. And Paaiškinu žmogus, kad they speak about politics. čia yra vyrų kambarys, biliardas, rūkydavo cigarus, o šalia yra moterų kambarys, kur ką tik buvo. Tai va, šis skirtumas yra vyrų kambarys, šiaip man čia daug fainiau, dėl to gal ir yra vyrų kambarys, o čia moterų kambarys, viskas išpušta nuo grindų iki lubų. Fantastika. O čia vyrų kambarį yra Liudviko 15 paveikslas, bet čia yra be galo didelis, aš žinau, kad 5 metrų aukščio. Ir čia yra Liudviko 14, ten toliau už tai metais yra. Šitam paveikslui sakė 330 metų. 30 metų. Jo. Šitas 250 Jo, metų. 250 metų. Ir mes kaip jį klausėm, sakom, bet nėra. Parašo nėra. Va, pas mus, kai būna kartais ateina, sako, be parašo. Sakė, rūmai Versalyje turėjo tik vieną savo rūmų dailininką ir kiti būdavo tik tai tokie, pagalbiniai. Tai čia yra šitų rūmų savininkas, bankininkas įžymus turtingas
mėgo tokius, didikų paveikslus, tokių žymių, svarbių žmonių. Ir šitie paveikslai yra pertapyti, bet jie yra originalūs to laikotarpio. Tuo pačiu laikotarpiu pertapyti pagal jo užsakymą. Kaip yra. Tai kartais randam paveikslą tuo paties laikotarpio be parašų. Štai kodėl. Tai čia nėra prastesnis. Nežinau, čia visko gal neparodysiu, nes tiek nebus vietos Facebook'e. Bet čia grožybės. Sakė, baldus originalius čia išsaugojo, bet prieš 10 metų išvalė ir niekas ant jų negali neatsisėsti. Nes aišku, suprantam, kodėl. Ir sakau pačiam, gal kartais buvo atsisėdęs, kai kameras išjungtus yra. Sako, negali taip daryti. Žodžiu, Ai, čia kur sakė, pietus. Taip, pietų. Ir mes dar vienas dalykas, sakom, tais laikais žmonės būtų tokie, žemų ūgių būdavo, bet visi kambariai, tai aš nežinau, čia 10 metrų. Paveikslai, žiūrėkite, čia kokie 4 ant 8, toks jausmas. Ne, 4 ant 6 gal. O, Natalija paaiškino filmuoti stalą. Žiūrėk, Natalija, kaip serviruoja. Tavaris gražus. Jo. Neblogai. Ir Ida pastebėjo, ką čia turėjo? Įrankį, ašmenukais į apačių sudėti. Ai, tiksliai, nuleisęs šaukštas. Iškosim tokių taurių ir mes. Ir kaip gražiai centerpiece, o tas toksai būna per vidurį. Padėklas. Jo, būna kartais tokių stalų puošti per vidurį padėtą. Surasim. Rasim. Tokį rasim. Po 3 skirtingas taures ir visi padėti apačią. Fontaniukas buvo kas. Greičiausiai. Vieną brėžinį. Ten fontanas. Kriauklė. Kokie čia gražus tie, žiūrėk. Eik tu savo žiūrėk. O, jie jaučiu sidabrą. Greičiausiai sidabrą. Kokie gražumai. Kosmosas. Neblogas mūsų viešbutis visai. Turiu pažiūrėti. O čia štai buvo karalienės mėgamasis per filmą Marija Antonetė. Čia būtent filmavo tam mėgamajam. Jos pačios kambarys, tam jos paveikslas yra. Bet žiūrėk, šiukšlinė kokia faina su bantukais. Šiukšlinė pasijau. Na jo. Kokia miela. O čia ką čia darydavo? Tas pasidėdavo arba gal tapydavo, nežinau, tuos pakeltus stalus viršum. O tokių žaidžiai kai yra, tokių kaip baldas grožio papuošalą. Labai gražus. Ir lova iš tikrųjų tik trumpesnė, jeigu prastai čia nesimato, gal iš tikrųjų trumpesnė. Ten, pavyzdžiui, ten 1,90 m žmogus jaučiu ne taip, netgi. Trumpesnė. Gražu. Dar vienas kambarys. Jeigu girdit, kaip traška grindys. Ir mums gidas papasakojo. Sako, čia tas parketas išlikęs originalus, kaip statė Versalyje parketo grindis. Ir čia tų pačių užsakė, tų pačių padarė. Tų pačių medžiagom, tų pačių laikotarpių. Neblogai, ne? 200 metų. Žiūrėk, kokia vonė graži. Viešbuitį tu ir gerą vonį. Bet geras. Vėl, tokia mažesnė, trumpesnė. Gražu. Paskui žiūrėsim į lauką dar. Čia pro langą. Parkas, čia įvau, čia. Tu man parodysiu, o paskui sim važiuoti gyvai. Nerealiai. Siaubė, kaip gražiai. Nesiaubė, o itin gražu. O čia tas kambarys, kaip mums pasakoja gidas, čia kai filmavo Marija Antonetė filmą ir čia buvo bendras mėgamasis. Šiaip prieš tai matėt, buvo atskiri karalienės, o čia kartu su karaliumi. Toks atitvertas, toks... Fokusuoja. Bet gražu. Dar sudėti įdomi pastebėjom, kad štai yra mėgamasis lovas ir širma prie lovos. Čia greičiausiai kaip tarnai ateitų tuli pažiūrėti, ar miega per stiklą ir netrukdomai praeitų pro šalį. Greičiausiai arba atsistoja apsirengti, matytų tik veidas. Gali būti. Bet kam buvo skirtos širmas. O čia kažkoks kambariukas. Vonė. Tualetas, žiūrėkit. Va, tualetas. Ir tas gražus. Įdomiai. Dabar išsiaiškinu. Ten yra tualetas vonė, su vonė gulinčia karalienė. Čia greičiausiai, sakom, šitai čia žydinukas pašlydavo vandenį
paruošdavo. Parodavo, ne? O čia va buvo jaučių tarnaitis, toks mažesnis kambariukas, bet tai parodo, kaip čia jauki. Bet sakom, labai jauki pilis, tokia kaip namai, tokia. Jo. Kitur būna taip oficialiai, tvarkingai. Kitur būna tokia šalta, jaučiasi istorija, karas, o čia tai viskas buvo jauku. Taip kaip namuose jaučiuosi iš tikrųjų. Ir norisi būti. Ir norisi būti. Taip graži detalė. Ir čia žiūrėk, visos sienos tokia gobelėnų, tokia truputėlį. Būtent vonios kambario zona. Nice view. Nice view. Tadam. Čia pro kur atėjom. Ai, kaip gražu. Fantastika. Išėjom iš rūmų. Pasikurom geros energijos. Ne tas žodis. Kaip fainai čia. Iš tikrųjų nebrangiai. 9 eurai žmogui tai kainuoja ir pilis, ir šitas nuostabus parkas, į kurį dabar eisim apžiūrėti. Mums dviems čia užsakyta, mes dviesi norim pasivaikščioti. Fontanai veikia jo, žmonių jokių nėra. Buvo vienas žmogus, kur mes iš viršaus, ten iš to lango mes viršaus žiūrėjom ir jisai išeinant mums rodo, rank pakėlė. Nufotkinam. Vienas čia klarnas ir... Šarka. Šarka, išskrido. Išgazinai. Žodžiu, einam dabar pasivaikščioti po parką. Ir pabėgo. Kur tu pabėgai? Kokios gėlės parodė gražu. Spalio mėnuo. Ir tos vienos kokios fainos. Ai, tos, kur bitės kada kvepia. Žiūrėk, taip tik bitės kada žiūrėk. Kvapia, didžiulė bitė. Dėvičku, čia ne bitė. Čia tokia, nors daryti sakyt, komanda. Žiūrėk, susilenkė. Kambarį tokias, bet mūsų mažos yra. Spostis palapiškai. Bet biškai kitaip atrodo. Ne kaip tas. Bet yra tų gilių. Tos kokios fainos. Šiaip visas tas parkas toks. Vasar čia šis jaučiu spūdingai atrodo. Nes grįžim dar vasarą, aišku. Po trumpais sijonais ir šortais. Bet čia ne vasarą faina, kad nėra žmonių. Ateini ir viens pats viską ramiai apžiūri. Kosmosas. Pirmas fontaniukas, švelniai tariant fontaniukas. Bet ką aš pastebėjau, žiūrėkit, visas vandens srovės tiesiai žmogui į galvą. Matot? Įdomu. Gal dabar nėra žuvų, bet bent jau Versalė pilna žuvų plaukė. Gal be per saltą gal? Neblogai. Iš ko toliau? Tuo gražiau. Turėjom antrą fontanėlį. Neblogas. Ir iš tikrųjų mes nuėjom ten iš tos pilies. Sakom, kad tai nueitų pasivaikščioti, ne? Ir pamiršti pasimti. Vieni patys. Eini tapyti, pamiršti taptuką. Jo. Teritorija. Užtenka pasidėti, kaip tie žmonės visi sėdi tai keli. Pamedituoji ir iškart palikėjai. Neturi piršto. Čia marmuras. Parodyk. Čia marmuras, jo. Aš galvoju, kad čia iš... Gipsas. Išskaptuota yra. Čia marmuras. Geras, aš galvoju, kad čia ir betonas. Irgi pažeidimas. Pirštelis. Niekam tikis. Bet tai buvo tokie motyvai ir pilyje, šiek tiek mačiau. Afrikos motyvai, tokie sfinksai su žmonėmis. Koks oras geras. Žiūrėk, kokie pilys. Ir gražuolį kokie. Jin sako, prie tam gyvenime buvau karalienė. Visos gyvenimas. Ir dabar galite būti karalienė. Aš čia jaučiuosi kaip namus. Fain. O kaip saulė šviečia. O kaip gražu.